Sveiki gyvi, 15 pamoka, pirmadienis ir mes pradėsim nuo profesionalių dalykų. Šiandien parodysiu, kaip reikia kurti klases. Ne, jūs nesupraskit manęs klaidingai, kaip klases kurti mes mokame, bet parodysiu, kaip taisyklingai jas reikia kurti. Jeigu jūs galvojate sieti savo gyvenimą su C++ kalba, jūs privalote būtinai pažiūrėti šitą video vien dėl to, kad išmoktumėte kaip gražiai, taisyklingai ir pagal visus poreikius kurti klases, nes jeigu jūs kursite klases kitaip negu šitame video, jūs turėsit problemų ir jūsų tikrai nevertins, sakys jūs loseriai. Profesionalai dirba taip, kaip aš dabar parodysiu. Taigi, kas yra klasės, mes jau mokam. Tik mes nemokam, kaip jas taisyklingai užrašyti. Praeitose pamokose mes jas rašėm į mūsų main.cpp failiuką, bet dabar įsivaizduokit, mes turime, sakykime, 80 klasių ir tose 80 klasių dar po 80 kiekvienoje funkcijų. Tai galite įsivaizduoti, kaip mūsų main.cpp failiukas turėtų atrodyti. Profesionalai klases kūrė atskiruose failuose. Taip daug lengviau jas koreguoti, jeigu reikia, ir sakykime, jeigu pardavinėsit programą ar tiesiog kažkam duosite pasižiūrėti, bus daug paprasčiau skaityti kodą. Taigi, kaip kūriamos klasės atskiruose failuose? Pirmiausia, mums reikia eiti į File, New ir Class. Čia mums reikia įsirašyti pavadinimą, tai sakykime, kas man dabar ant liežuvio galo. Ne tiesioginė prasme, aišku, tiesiog pirmas žodis, apie ką pagalvojau. Toliau, mums reikia nuimti varnelės. Čia, tada čia ir čia. Ir nuėmus 4 varnelės reikia vieną uždėti čia. Tai reiškia, kad mes susikursim mūsų klasę tam pačiam folderį, kur mūsų main.cpp failiukas. Spaudžiame Create, Yes ir OK. Kaip matote, viršuje atsirado dar keli pasirinkimai. Tai reiškia mūsų klasė, bet kodėl dabar 2 failiukai, kodėl ne vienas? Tai apie viską nuo pradžių. Dabar kas yra tas coines.h? H yra headeris, o coines.cpp tai būtent bodis. Jeigu matėte mano XHTML pamokas, tuomet čia yra head, o čia yra body. Taigi, coines.cpp failiuke mes kursime visas funkcijas, konstruktorius ir panašiai, o coines.h headeryje mes jas iškviesime. Kitaip sakant, naudosimės prototipais arba, kaip aš vadinu, sufleriais. Ir čia taip pat, žinoma, kursime kintamosius. Ir visą tai, kai mes sukursime, mes deklaruosime mūsų main.cpp failiukę ir taip programa galės iš tų atskirų 2 failų susikompiliuoti viską ir paleisti. Taigi, dar kas jums čia gali kliūti. Taigi, kaip matote, čia yra 2.2. Ką šitas reikalas reiškia? Tai reiškia, kad mūsų funkcija yra automatiškai priskiriama mūsų klasiai. Taigi, jeigu mes kursim funkcijas, mes turime būtinai nurodyti, kokiai klasiai tai priklauso. Kad žinotumėm mūsų funkciją, ta prasme, kad klasė žinotų, kad būtent jai priskirtam šitą funkciją. Žinau, tai atrodo idiotiškai, nes bet kokiu atveju mes tai jau tame faile kūrėme, bet yra kaip yra. Kai kursit klasės, funkcijas, nepamirškit uždėti 2.2 ir nurodyti, kad yra būtent coines klasės funkcija. Ir kaip matote, jau automatiškai yra sukurta funkcija, o tiksliau konstruktorius. Ir tas konstruktorius automatiškai pasufleruotas, kad mes galėtumėm iškart jį pasileisti. Tačiau neskubėkite, prieš dirbant su klase išorinėme faile, mums reikia kai ką pasidaryti. Pirmiausia, tai iš mūsų main.cpp failiuko nuskopijuoti šitas 2 eilutes ir jas įdėti į mūsų klasės.cpp failiuką. Štai taip.
Ir dar vienas dalykas, mums reikia mūsų coins.h failiuką integruoti į mūsų main.cpp failiuką. Taigi, nusikopijuojam ir integruojam. Štai taip. Taip, mes turime mūsų body, mes turime mūsų headą ir mes turime, kaip sakant, paleidimą. Dabar kaip viskas turėtų atrodyti. Dar vienas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai mes galime šitas dvi eilutes įsitrinti, nes mes su jomis dabar nedirbsim. Pasilikti tiesiog taip. Gerai, na ir mes galime mūsų komentarą ištrinti, jau sukurtą kažkokį tai ir kažką pasirašyti. Pasirašysim patį lameriausią dalyką, pasijusim didžiausias lameris, bet tai bus akivaizdus dalykas ir manau ir taip pakankamai jūsų sugluminau, taigi tai bus jautas žinoma, tik jokiais būdais patys to nedarykit, nes tai jau pasakau, dėl ko nedaryti praeitose pamokose. Na ir parašykime, sakykime, morkis nemoka būti raudonai, nes koinas yra. Suprantu, tiesiog visi žodžiai, bandėt kad nors parašyti visus žodžius iš eilės, kurie šauna į galvą. Tai aš kažką tokio dabar čia padariau. Taigi, mes turime mūsų konstruktorių, kuris kažką parašys, mes tą konstruktorių turime pasirašę suflerį jam ir kad konstruktorius veiktų, žinoma, mums reikia susikurti objektą. Kaip objektas kūrėsi, žinome, taigi mūsų klasės pavadinimas ir po taško, sakykime, objektas. Na štai susikūrėm objektą ir pagal viską dabar mums turėtų viskas pasileisti. Ir kaip matote, mes matome. Morkis nemoka būti raudonį, nes koinas yra juodas. Jo, labai prasmingas sakinys. Tokiu sakiniu aš turbūt ir baigiu pamoką. Taigi, tikiuosi supratot, kaip įkelti, kaip ką deklaruoti ir, jeigu dar trumpai, tiesiog čia mes kūrime funkcijas ir konstruktorius, nepamirškit juos tokiu būdu priskirti mūsų klasiai. Čia yra klasės headeris, į kurį mes rašysim mūsų funkcijų ar konstruktorių prototipus, arba kitaip sakant suflerius ir mūsų kintamosius. Na, o čia jau mes iškvietinėsim mūsų būtent headerį ir rinksim iš headerio informaciją, kurią deklaruosim ir rodysim mūsų useriam. Taigi, susitiksim kitoj pamokoje trečiadienį. Viso.